Ai. Pasiklydo, chebra. Buvau užsakęs gultą, viskas žvejui parduotuvėje. Mivati Professional Flat 8 kojų, didelis šiaip, tikrai, paskui išpakuosi, parodysiu. Tai va, ir dar dovanų kepuriuką davė chebrytė. Tai va, tai kas, važiuokit, apsipirkit, tikrai labai malonus ir viską. Va. Vairo gatvė 3 ir Serbentų gatvė, blemba nepasakysiu, prie, žodžiu, Šiauliuose prie turgaus. Tai visas veiksmas Šiauliuose. Kur dėdė Andriu atvažiavom? Nežinau. Akis užpiltas. Atvažiavom į Noručių tvenkinį, Radviliškio rajone. Vėsti žiaudas. Va, budelė, apžvalgos namelis yra, viską. Tai va, pasimėm 1, 2, 3 sektorius. Žvejosim čia. Ja, visą pakrantį mūsų. Savininkai neblogus, bilietėlius išrašė, viską pašnekėjom, pasijuokėm, kaip priklauso. Tai va, kiek matau, atstumai nėra tolimi. Žvejų irgi kaip ir nematau. Žiūrėsim, kas čia bus. Spėju, kokį irgi 60 metrų maks. Tai va, gerai, ką. Išsikrovėm, biškį yra. Mažumėlė, 3 krovelės. Bet geriausia, tai žinai ką turim. Jeigu nekips. Granatą, jeigu nekips. Tad jau tėlas. O, tada tai tikrai kips. Apsimėtėm daiktus maždaug, va, stovyklavietė. Aišku, dalyko dar susidėti biškį. Va, gultas, kaip sakiau, įvardytas Professional Flat 8 kojų. Minkštas, tikrai, švelnus viską, pagalvė, nebloga. Jo. Šiaip neblogas, kaip matau. Pažiūrėsim, kaip miegosis tarp jo. Tai va, vienas lenda vidun. Tai va, ką, eisim pašarų maišyti. Minkštus geri. Taip, ir gerai. Reiktų pjaustyklę, gal nusipirkt būtų paprasčiau. 15 eurų. Negu su peiliuku drožti. Vaiką yra. Aišku, niekur neskubam, žvejyba nuo 3 valandos. Da laiko yra biški. 10 metrų. Pasiruošimui. Kilogramą jaučiu supjaustysiu, kilogramą dės cielų. Bus gerai. Da palėčių uždėsim.
dviračio neišradinėsim. Kalas įspirtas. Tikrai jau. O, patarimas geras. Geriau į skrandį. Nealkoholinio. Taip, kad viskas čia okei. Jokios reklamos. Reklama ir tik viskas žvejui.lt. Už kepurę. Uždovanota kepurytė. Kitą pirkant palių. Tai gal kuo daugiau pirksim, to daugiau duos. Mažą ką gali žinoti. Kas esat žvejoję, čia parašykit, ant ko geriausiai kimba. Nes mes, kadangi pirmą sykį, bandysim eksperimentuoti. Nes net neklausim, ant ko kimba. Va, nieko nežinom dar. Bet kuo mažiau žinai, to geriau. Judesio ir, ne? Ar ten antis kokias? Ką? Bus šito ančių. Iššaudysim. Samdysim medžiotojam. Šitą tik iškelt. Jau grasinti esorius kandžių. Į ką tai mes mylim gyvūnėlius. Paspaudė supuoj dėrgi. Čia tai tikrai iškirpsim. Nepergyvenkit, nežinosit. Atkelb labai tartina.
Nu, gerai, kalsuot. Galvą vadyti. Ko? Gerai. Kilogramą supjaušiu. Imsim dar vieną. Nu va. Dėsim palėčių dar 8 mm surs. Pilsim likvido, surso. Plakam. Ir dėsim surso base mix liquid kit ant viršaus. Gerai sugeria. Dar įpilkim biškį. Išmaišom. Ką? Gerai, kad nefilmuoja, kad pastoja 5 litrų naminį stovi. Все, paliekam, įsigers. Ir bus gerai. Gerai, pažiūrim, ką chebrytė naudoja. Lašių pilna. Šūdo. Va. Geltonų.
saldeko. Ilga. Biškį pilką. Va, kaip gražiai. Ai. Kausias jausmas? Duočiau čia. Grūdinio miksą. Iš food nereklamuojam. Iš foodą pareklamuojam. Greit pristato. 2 darbo dienos. Max. Labai greit iš tikrųjų. Paaugintos valandos. Gerai chebrytė dirbu. Padvėjai Ir žuvinio. Brinksta gerai. Draugelis. Einam dugną skenuoti. Pasistatėm trikojus, viską. Vienas. Da, vienas. Va, lėkė. Va, prašau. Viskas žvejų.lt. Perkam. Didelis nuolaidos kartais būna. Gerai, reikia pavadėlius atsirišti. Va, pamačiau naują sistemą, ne sistemą, nu, sakykime, pačio plauko sistemą. Išbandyti naują noriu, nes šitos nesubandęs. Korda spinner, 4 numerio kabliukas. Nežinau, kaip čia suveiks, gerai ir negerai, bet aš pabandyti noriu ją. Su paprastu plauku, aišku, esu bandęs, nu, nesubandęs, prasme, o visada žvejodavau. Tai viskas gerai su jom, dirba gerai jos. Sakau, pabandysim šitas, pažiūrėsim, kaip gal geriau, o gal ir ne. Kabliukai aštrus tikrai. Va. Bet šiaip ar jie turi būti tokie lenkti, sakykim, va, nes nežinau, matysis ar ne. Matau, kokie netiesus yra. Tai va, nežinau, ar tokie turi būti ar neturi. Sakau, nesubandęs, parašykite į ką, jeigu turi, tai turi. Imam Fox 20 labai esu. Darysiu jaučiu standartą. 20 cm plus minus 15 gal. Nieko naujo neišradinėsiu. Dviračio neišradinėjau naujo, kaip sakant. Nes jau yra išrastas. Va. Ir užtraukiam gražiai. Šitą aišku galima visada pareguliuoti. Patį plauką. Gal ir neteisingai darau, nežinau, bet man taip atrodo ir aš taip darau. Šikam stavo, stebiuosi. Tau.
Slidės, bet skirvinės. Mhm. Nu, gaunas. Toks. Nu va, 3 pavadėliai surišti. Gal gerai. Sakykim. Gerai, ant kablių, ant plauko dėsim sursą su braške vieną. Vieną dėsim pineapple and banana. O trečią jaučiu ester fruit cream. Nes šiaip spalva tai žiauriai gerai yra. Tai va. Man žiaptuvėlį tik duok. Talai jau ką atsimint tas, kur dabar šėrė 61. Grabi. Gerai.
Ne ant tos pusės. Bet taip būna, kai nepasižiūri. Šiaip čia specialus siūlas gal koks turėtų būti, jaučiu, bet aš kadangi jo nepirkau, tai bandysim dantų siūlą, nes mačiau daug kas irgi veri. Tik nežinau, kaip čia laikysis, ta prasme, uždeginsim aišku, bet tai va, kažkas šitaip. Tik aišku, bandykim kitą biškį kitaip. Gal taip netgi geriau?
Nežinau, pažiūrėsim. Tai va, šitaip. 2 tokie. Trečią darysim kitokį. Tai ką, oras gerėja, po biškį vėjas rimsta. Saulė jau išlindus, ne kaip prieš tai, kad buvo apsiniaukę. Kol kas kibimų kaip ir nėra. Ten, sakykime, vienas kitas patempimas kažkoks buvo, bet iš jaučiu arba smulkmė, arba vėjas judino valą tiesiog ir viskas. Tai nežinau, darau PVA kitam permetimui vakare. Nes jaučiu kokią 9 valandą reiks, ar apie 10 gal reiks persimest. Žvejų yra, privažiavę. Bet kol kas nieks nieko nepagauna dar. Aišku, dar pati pradžia, nes realiai mes atvažiavom 1 valandą. Ir visi kiti pradėjo rinktis apie 1, pusę 2, 2. Tai va, kol kas tiek. Ant vakaro rodo, kad vėjas visai turėtų nurimti. Žiūrėsim, kas čia bus toliau. Tvenkinys naujas, nebandytas dar. Atstumų didelių nėra. Viena meškerė gylyje 30 metrų maudykloj. Tai antra 54 prie žolių. O trečią dar biškį toliau, tai šoniau į kairę pusę numetęs esu. Tai 61 metras. Tai toliausiai, bet ir gaunas netoli krantą ten, pagal žolės. Tai va. Tiek tų žinių, kai bus, pamatysim. Gal naktį suaktyvės, ar ryte. Nes mat, kad tie orai čia tokie įdomus. Tai karšta, tai šalta. Įsikūriau šašlykinę. Kepsim mėsytės. Pasiruošę tam. Vis tiek. Penktadienis, poilsio dienos, į darbą nereikia. Galim biškį papramogauti, kad ir žvejybai, pasipalaiduot truputį. Tai ką, turėjom 1 kibimą prieš kelias minutės. Spėju, kad buvo lydeka. Nes nukando pavadėlį. Atleidinėjo galvo kamūras, bet pasirodo, kad ne. Tai persirišu, užmečiau iš naujo ir žiūrėsim, kas bus toliau. Bus matyti. Gal nebebus tų lydekų. Nereiktų, nes pavadėlis raišiut irgi gali atsibosti. Labas rytas. Yra 7 valandos dabar. Naktį buvo ramu. Nė vieno timtelėjimo, nė vieno kibimo, nieko.
Tai žiūrėsim dabar. Gal reiks taškus pakeisti, nes dabar metu pagal aną krantą 2 ir 1 per vidurį. Nes 4 sektoriui nepeseniausiai kažkokias 5 minutės pagavo vieną dar. Vakar 1 pagavo vakare, dabar 1 pagavo. Tai aišku nedidelį. Tai va, yra to sujudimo biški, bet pas mus kažko tai ramu. Gerai, reikia praustis, dantų valytis ir kažką daryti. Nes dar 1 parą tuščiai sėdėti, tai nesinorėtų. Va, bandysim kažką sugalvot. Pasiklydo chebra. Biški dislokacija sumaišė, ne? O užmiršė. Smirdukai ar saldas? Braškė. Bet pašarinis, ne? Kol kas matas neblogas bus. Aišku, nebus gal 10 plius, bet kovinis. Va, išsiverti. Va, tuoj. Va, matot? Parlikit ir žulyčių. Gražuolis pareina. Blemba, kokį 10 plus minus. Iki 10 gal. Gražuolis. O, biški kovos. Kovos menų, viską. O. Opa, yra graibšte. Nu ką, su pirmu? O. Da jėgų pilnas. Nepasiduos, lieka. Nenori fotkintis. Va. Tak sakoma. Atsargiai, gražiai leidžiam su šypsenom. Ui. Opa. Ne į tą pusę plauki. Nu. Ate. Lekiam. Dar vienas. Op.
Yra. Taškas užsikūrė. Po biškį pajudės reikalai. Lelijis važiuoji. Va, gražuolis išrinda. Graibšte. Va tai va. Arčiau. Aš gal iš šitą pusės. Kiberš matos ar ne? Ne. Galim dar kartą pakartoti. Iš karpų. To reikėtų. Dar vienas ežero gyventojas į laisvę atgal. Ate. Opa. Super. Galvoju, kad nėra, ta prasme.
Atsigulė, kurva. Na, tai čia. Ne, jau žolį baigėsi. Dar balonai. Meškerių. Pikčiurna. Kas šį per pikčiurną? Kurą kaip pritūgnas, mavai. Čia nebuvo šams. Aš čia negaliu iškelti. Galiu įsikabinės iš bėbižinko. Tu varšyt smarvės. Bet labai pykas. Tu varšyt smarvės, o tu vari. O ne tik pasigulda. Jo. Vėlį dugno. Nu, pasirodės? Galiu įsikabinės, net neužlūpas. Aš žinau, galbūt kad ir neverti. Jo, dėl tai nelint. Ta prasme. Šitokia pikčiurnas. Nedidelis, nežinau, kaip išsikojęs greitai. Jo. Tokia pikčiurnas dar neturėjo. Gerai, jam patinau pagisekė. Ir neverčia. O, jau matęs iš to. Blėtė, labas. Bet žiauriai piktas. Na, bandykit. Aukščiau meškeris. Jo, palauk, kiek krantą prasme. Bent bandyt. Duogia morantis. Tai kad aš pakelti negaliu. Pavarga, tai blėti geriam kiekvieno. Gerkšnė. Aš nepavargu, bet aš negaliu pakelti. Ta prasme, jis tiek spaudžias prie dugną, kad wow. Ne, nėra. Jūs bandėms nepavykęs. Neužšlom įsikabinės. Čiurna. Ne, užlūpas. Yra. Jo, šitas davė vaizdų. Yra. Piktas karpiokas. Stalą, suolą nusimatyti. Pelekai pašiaušė. Meškeris. Arčiau gali prieiti. Šlabą ir žiūrėk, labai pyks. Labai gali, labai. Nu, Dar. pikčiurna. Pikčiurna? Gražus pikčiurna. Biškai, aukštyn žemyn, tik. Nu, biškai, sukrėsk. O, iš karto čia. O. Gerai, nepakinkim tavęs labai. Prisisuk ugnelį biškį, nes aš atleidęs jas visada. Tik labai staigiai skiriat neapkrauna. Nelūkšyti baisiai. Kas net nelabai jaučia. Išlėta, po biškį ir įsitrauksi. Va, sudirba antras takas. Anas. Gerai, teko ir laisvai važiuoti labiau šonu, kad šito pravažiuoti. Arba eik pats į to pusę, žinai, kad nu... Ne, Nu žiūrėk, kaip geriau. Galvą turi. Kur palašyta? tai prašvins nuskambin. Šitą nuskandint, šitą nain tenais. Neina į žolės. Ne per daug prisisakė bugnelį. Tai gerai. Ai, Ne, per daug įtraukti, žinai, ką. tai tu eik čia, eik trauk į žolį. Nes bus blogai. Reikia žolių tau jį ištraukti.
Mažiuks. O, čia. Šiemetinis gal dar. Ir ten sakat, karpis ir karpis. Karpis į karpis. Mažas, o didelis vis tiek į karpis. Kiški vangiliau. Tu bėgs papa. Ate. Mamytį pakėlė. Va taip ir būna. Kol buvom išėję iki parduotuvės dviesi su kolega. Vienas bachorėlis ištraukė amūrą. 6+. Tai va, aišku, yra foto padaręs, video irgi bus. Gražus, didelis. Pirmas amūras gyvenime. O čia sakė, yra amūrų, bet amūrai nekimba. O pasirodo, kad kimba. Tai va, vienas krante. 5 žuvis šiandien. Rezultate bendrai žvejyba tikrai užskaityta. Dar turim iki 3 valandos dienos laiko. Taip, žiūrėsim, gal dar kas nors papuls. Tai va, tiek žinių, kol kas viskas. Va. O dar ir Žalgiris laimėjo, tai iš vis pasak. Dvigubos naujienos. Pareinam, žiūrim, žuvį paleidinėjau. Super. Va. Gražuolis. Oi, gražuolis. Gražuolis. Padydam. Pasidarytam. Namo. Man parodyk savo laimikį, tiek bėgam. Wow. Tiek bėgam. Gal iš arčiau didesnis bus? Tikrai didumą. Тихо, Це скоро не вона. Gamba taip iš miego pašokti nelabai įdomu. Gal tą įsadžią kareibiš prisisūpti. Bišķi pašildauzu.
Bravo. Vieninys. Išėjus, ta prasme, gilinis išėjus. Ate. Operatoriau, blėt, ką dirbi? Filmuok, jop tvoj mать. O, čia jo. Bus reikalų. Pagaliau sudirba ir šitą. O, kažkur girdis. Pažiūrėkim. Kuris, ai va, o, prašau. Gražuolis pareina. Kac. Viens, du ir trys. Čia. Galim dabar nufilmuot to. Galim. Nešam. Nu, pakartok. Yes. Eik atgal, nes žinai kaip vals. Gerai vietą pusę eina. Naliepta. Užbaigimai. Irkliniam savo. Perkel karkūną. Gal prašau. Bišk neplaišk. Bet kelias. Kažkur jis jau. O, nutrūko.
Tai šok lyderis yra, ten žinai, stors valsai, ne vien tik tai. Bandyt nufilmuot žuvytį. Dugną nelysk. Pikčiūrnas šitas irgi. Biškit, bandyk toliau gaudyt, nes žinau, sunkiai tą pažuolį. Žviniuks. Ne, kelk, pavirš. Nu, špeliuojam. Špelinė. Paguldys jis plauks. Nu, parodyk savo. O! Gražas, gražas. Ne šiauš. Not today. Ką? Not today. Not today. Labas rytas. Gerai, darom foto. Nu, plauk. Ate. Žvejyba į pabaigą. Daiktai jau plius minus sukrauti visi, aišku, ne į mašiną. Palapinės įpakuotos, viską. Ryčiams groja. Cicinas groja, hebra čia neliūdi, patikėkit. Antrą dieną muzika tai pas vieną kaimyną, tai pas kitą. Čia super, tikrai, atmosfera tikrai ir gera. Savo kolonkinės vėl. Savo kolonėlių vežtis nereikia, nes repertuaras, va, super, viską, muzika ant garso. Žvejot netrukdo. Tai va, o apibendrinant kas? 7 karpiai krante. Va, prieš kokį 5 minutės ištraukiau dar vieną. Ir 3 atsikabinę. 1 amūras. Bandėm ir smirdukus, ir saldžius. Smirdukai nei mum nepasiteisino, nei 5, nei 6 sektoriui. Tai pašnekėjom, sakė, kad ant saldžių daugiausia. Aišku, gal ten rudenis iki mirties smirdukai veikia, bet pagrindė tai ant saldžių. Tai saldžią pašarinę bazę ir ant plauko realiai pašarinis braškė pašarinė. Nes ir popsus bandėm, su popsais, ta prasme, bet nieko. Gal popsų baido, sako, nežinau, patys. Bet va, pašarinį uždėjus ir prasidėjo kibimai. Tai va, tiek žinių. Tvenkinys geras, pasportuot galima. Aišku, oras biški nepalankus, bet gerai. Žvejyba užskaityta. Tai va, o ką mes dar pusvalanduką ar valandėlę gerą ir viskas, ir važiuosim namo. Nebent darbo nusiuką prieš išvažiuojant sušlapint graibštą gerai būtų. Pusę kilogramą tam. Tai va. 300 gramų per Ir viskas. Susitiksim kažkuriam kitam tvenkinį. Dar nenusprendžiau kur, laiko yra pagalvoti, kol video sumontuosiu. Kitam krantą. Ir ką, jums gero žiūrėjimo, o mums geros kelionės namo. Ačiū. Iki.